Labas. Labdien, šiandien antradienis, sveiki, įsijungiu Žemaitį kanalą, būtina paspauskit like, subscribe, galėt padidinti video sklaidą, tai būtina tom padarykit, tas jums niek nekainaus, bus tik ta, nu to smagiau man, kad daugiau žiūrovų, daugiau komentatorių, daugiau laikiuk, tai va, o šiandien yra antradienis, ne pirmadienis, ne sekmadienis, o antradienis, kun dirbam savaitgalį prie savom šiaudus pas dėdį, tai pasidalijom šiaudus. Tai vakar vežėmės anus, o šiandien mum reik pabaigti ans parsivežti, nes da, vienas rezijoks ten yra, nu, ir turam nemažą šiaudų. Tikriausiai teik šiaudų nebuvai pas mūsų ūkį, nu, kaip aš pradėjau ūkininkauti. Nu ir į tėvų ūkį nebuvau, tikrai neseniai laikydavau karvius ant Gulevičių, nebūdavau jokių ten kreikų tiek. Nu ir smagu, pagaliau biškai daugiau šiaudų, nes reik kreikti gyvulius. Su tų kreikiam taip ir nekreiksi, bus šūdas. Kreiksi, vis tiek bus šūdas. Turi labai daug kreikti. Nežinau, čia bus labai daug reikiam iš tikrųjų, bet bus vis tiek daugiau negu perna. Bus daugiau negu užperna. Tai tas ir gera, nes gera, kad pavyko biški patobulėti ant to. O dabar varom darbuoti šitas reikiūnį. Laks patenkins. Varom darbuotis, geras oras, žiaurė, toks rudeninis, man mėgstamiausiai laikotarpis. Kažkaip keista man ir, bet man labai patinka rudau. Ir ypač kapansa ir toksa, kaip dabar, saulė šveit, gajaus vėjuks pūt. Tada darbą eint kaip išpypks, nes gerai jauties. Nu ir šiaip smagiai, kaip oras geras. Va taip gyvenam šeryklo gulam, tai pašarų privežiau vakar vis gyvulę pašerti ir pabaigsam reikal su šiaudas. Tada nežinau, matysim, arba polsam palei orą pjauti, atols paskutinis, arba polsam prie gyvulių tvarkytis, nes mėšlą turam sulig burtas jau kreiku, bet jau niek nebeiškreiks, nes tiesiog prarin visko mėšlas. Tai da pasikreikam, kad gyvuliam būt kur patrypčiuoti ir šeramės įvarom šiaudų vežti, susivežam šiaudus tolimesnį reikalą. Nakon susipakavom dovancinumo varom, prisiputėm da tekinis kur trūkur. $48 rulonus vien kart pasikraunam į 2 priekabs. Po 1,40 m skersmo. Hip! O, kas čia per traktoris? Rikiūnį. A tu čia nusipirkai importinį Belarus? Bein staigmens šiandien ir trečiadienis, jeigu neklystu. Šiandien atsivyrė Pandora skrydinė.
Jeigu galvojat, kodėl man balsas užkėms, tai nuo tuo austrišką šūkavimą. O kodėl šūkavau, nes nebuvo Austrijo, bet gyvulė buvau pasileidį. Abėdvis bonus pasileidė, susimaišė, tai su keturačiu variau ir bėgom bėgau ir šūkavau, įklikavau visko. Visokių burtažodžių buvo ištartų. Nu ir aš neturėjau laiką, kad pafilmuoti, nes ten buvo chaosas. Visiškai dar tas chaosas vyksta iki pat pėtų šitą nuryt. Tai dar nie visišką sprendėm susidėliojęs galvo, bet pabišdėliojęs. Ir kas buvo mano akla karvė inlek čia, anos veršis išėjai. Tai dvi bonus įsijungti tą kalnio, kur laikiausi, įsijungi su ta kur pakalnė ir viskas per veršiukus, nes veršiuką iš tos bundos subėgi ton ir gavau dabar sujungti. Dvi bonus priverstina. O šitą ton aklą karvę aš medžiojau. Gerai, kad būtų aptvars, varau uždarys. Ir anom paskiau nuvešam su dėžį, prijungsam prie visos bundos. Bus vis vieno bundo. Chaosas visiškas. Nu, karveik pasigavau, dabar į Pentagoninę uždaryt. Tai Pentagoninę pabūs biškėlį, nes dabar turi kitų reikalų. Tai reikia išsivalyti fermo, veit, paruošti grūdam. Iš tikrųjų pažįstams atvež grūdų, netur kur pilti, pasipils fermo ir sušersam gyvuliukam. Tie pikap grūdų nieko vardyti. Rikiūnį. Gal rikiūnčių pradėjai tvarą daryti. Šitą, koks gargaras šį rytą atvežiau. Davė jin surprizas. Šiandien daug surprizų iš tikrųjų. Tai davė jin surprizas į šią reikalą. 3 rulona dėsas, stogėlis ir bėda nieks nesumontaut. Nuvešam į veitų. Čia šitą vartuką ir easy fix. Užsifiksau. Čik. Kęstutis pagamin. Subraižį brėžinį, suorganizau. Išpjojau, sutvark, suvirint ir turam didelį šeriklą. Tur pavažas apačio ir lapkiem veit pasikabinti laik tvirtą. Galim teimti non. Pasikabinę už gal. Ir sumanėm toks ir visiška, kad galės užkrovinėti per vėjimpos. Vartelę atsidar čia, vartelę atsidar gali. Stumi rulonus 3 užkraunė ir turi tokį užėdį. Tai čia teleičiai turėt neįlepti, veršis irgi turėt neįlepti. Tai gal visai niek projekts, matysam, išbandysam praktiškai, panaudosim. Pagamins daugiau tų širiklų, jeigu reikės palei poreikį. Matysam, suskaičiuosam visus, kiek kainautom ir ar vertans gaminti. Tai visko išbandysam praktišką. Pavarau aš tepičiam patrauk svarstyklės, į tų pačius įvarys ton karvį perkelsam į kiet ganyklą. Nes ten lėk vėjin. Ir anos veršis irgi išbėgs. Žodžiu, visur ir belė koks balagans. Nubaigęs gal tą paniką jau, kiek čia galiam, aš nesuprantu. Tai dasiai pabėgu, nesena tik pavalgiau pusryčius. O, švaivėja. Nu dabar jau atrodo apėjom tvorus viskon. Bišk dar radom kur nukriti, tėvuks dar nuėjai atjungti ten reikalingas ganyklas, kad kuo daugiau energijos eitom į ton reikalingą veit. Tai jeigu ne keturatis, būtom pipėts, nes reikėjo varinėti gyvulius. Tragedijai būt be keturačiaus. Gera, tai dabar apsiramen biš gyvulę. Varau į Baku iš normalią pasišers, nes ten gyvulę neėdį per tos huliganus. Tai ten toks laiks, kad nusijėd tas ganyklas. Ir esmė tokia ir, kad pašarį įveži, bet ant nėra patrauklus gyvuliam, nes žarnynas pripront prie žalio žolės. Ir tas užkandis pašaras ansa, animin netoks skanus. Aišku, jėd bubiškėlį. Prie vis labiau turėt priprasti gyvulę, nes žolės, kadangi nebėra, bet tam reiks laik. O ką pripras prie rulonų jėdim, tada vėl bus vis gera. Tai dabar ramybė.
Ramybėlį prisilakst, kaip sako. Vis gyvuliuką čia šitą susigulį dabar jau prie šėryklų. Nu gal nebelakstys teik stipriai jau. Nu ta prasme per tvoras. Tai o biško apie šėryklą pačiu papasakos. Tai čia to tarpą iš bakų išsidokopijau, tai šiaip gyvulė vis kieš gera galvasi, jaučiai raitydavo viton. Tai tuoj tarpą paėmėm, kaip kabau, tai pažiūrėsam, patikrinsam dar vis gera. Tai kontūram esmė tuoj, kad čia lygis karda stora ir storesnė, tuoj karda tvirtesnė. Konstrukcija pačius įtverta. Tuo šėryklas gali nuntėmti ir per žemį. O tas ir pliusas toks, gali nutumpyti šitą. Dabar ir galvoju, gal paims, prisikabinsi nusitėms, nes žnyptus bus rulons, pasiims vien roldą žnyptus ir pasiims ir temps. Esmė tuoj, čia musėt ir šein prisikrūjus galėtų manom patemti, nes konstrukcija tikrai ir tvirta, tai čia manau, kad laisva su šeinu patraukti, tik traktorius tempa. O kas dar bus, tai čia bus stogėlis šitą ir stogėliaus konstrukcijai. Ir reik varštų dar tokių apkabinti vamzdžių ar keltų, čiuk. Ir tada galės kardą uždėti. Dabar esmė toj, kad tuos vyrus išbandom ant tos šėryklos ir uždėti dabar tokį, kad bandomie. Tai bandysam kažką protingiau dar sugalvoti ateitį. Ir teik žinių. Toks vis konstrukcijai bandysam praktišką naudoti ir taisysam kažkoks tai bruks. Čia toj kaip pirma versija tos šėryklos. Matysam, kaip ant čia gyvens, kaip laikys. Tas da gerai ir tam, što iš mašins iškėliau su tom lapkėm. Tai tas gera tos lapkės tvirts, tai su munitu iškirgi. Čia jeigu šein įsimetė, gali su šein perkelti. Nėra esmės šitas. Gali kelti relė su vis tų šein. Čia nieto svariaus teik, kada nukrypta arba lūžta kažkas taip. Tai jau tokį dalyką, reik žodžiu atsileist šniūrus, vežtis ton šėryklą įveit, sukraujit rulonus, nes dabar esi primėtis rulonį į poveiną, į be šėryklom, su šėryklom, kad tik tą gyvulę jėstom, bet ani nepuln prie to pašar, nes ani atprati į dabar žuolis, jėsti priprati, o žuolė baigės ganyklo, dabar išves 2 bonus, susileidi vein ganyklą. Tai visiška bloga ant žolės, niek nebebus anos ten. Įmečiau tu X2 pragriaušt rulonus. Taip tai geras tumas, leist labatas, kardą viskon. Matysam, kaip čia tai gyvulė jas. Patogiai turėtų būti. Šiaip galvas ką fermo tarpa, tai turėtų tilpti. Tai va, bišk banda ten, biški čia banda, visur bliaun visi, tipo, niku įst. Piln šėryklas, pilnas sobins, bet išk pramogų. Visi iš pramogų. Tai gyvulė iš, tai žmonės. Nežinau, arba vėl išėjai, arba aš nematau. Musėti pabėgus vėl.
Labdien, šiandien ir... Kas šiandien? Ketvirtadienis jau. Tai va, gyvuliuką apsiramin lyg ir uždarėm namų areštą, padarėm, uždarėm mažo erdvė tokio, sakykime, mažam plotį ir pridėjom pašarų iš šėryklos. Tai dabar jėdina saniai, gol ir teik žinių. Tai tokie planai ir šiandien reiks presaut važiuoti. Presaus šiaudus, vėlę gavau šiaudų susipresavimų, pasidalėjimų, žodžiu, tai varys presaus šiandien, tikriausiai didžioji dalį dainos užims tas presavimas, nes šiaip didelis plots ir bus daugiau šiaudų, tai šiaip teik šiaudų nėra buvę, nesam turėjome senų ir dabar toj galimybė, kad pasipresauti, tai labai gera. Šitą dar krūvų iškrojusias parsivėžęs 40, man atrodo. Ir šitą, nežinau, daug iš tikrųjų čia. Žodžiu, reiks paskiau suskaičiuoti, kaip krausi krūvų, bet gal iki porų šimtų net rulonų pavyks susirinkti. Tai visai nemažas kiekis ir visai nemažas pinigą susitaupo. Papresavais pasidalinus, tai visai gera gaunas, nes pirkti čiaudį labai brangiai yra sunkia gauti iš tikrųjų. Nei labai brangiai, bet sunkia gauti. Tai o, reikiūnį, pamatau kiam kukurūzą. Reikės. Neišės pamatau, jau nebepakel, reikės teik aukštą. Šitą burbuliks jau toiksi monsteriaus. Kitų fau, kur yra trumpesnė fau, jau didesnis burbulis, nes brendėms ir biški kitoks, ankstyvesnis stadijai senų. Čia nieko ar toli neįsu, čia pripat pasimatau kiam viskas. Oi. Kitos eitos, gal kitoj aukščiausiams. Iki žėdo viduriok 3,15 m. Oi. 3,15 m ir šrauks da šitai. Šiaip labai didelis. Žiauriai didelį kukurūzą. Šiaip nesitikėjau, kad nei tai iššoks dar. Matysam, kiek turėsam laik dar augimų, nes vis tiek jau tas rugsėjais artėja. Tos dėjimus labai trumpie greta, onkst pradėti temti jau. Kaip esame įpratę vasarą, kad čia ta saulė dėina naktį šveit, saulis mes, o dabar vis tik trumpėtas periodas, to šviesios paros, tai yra augiams, aišku, lėtė drastiška, bet augalas stengias augti dar ir aukšti, tai tas labai džiugu. Reiškia, seniai dar jaut potencialą užaugti, jeigu tas potencialas seniai ir užaugs. Tik tai reikia mums gerų oro sąlygų, kad nepradėtų šalti labai stipriai naktim ir tos saulės. Kiek bus saulės daugiau, tai bus rezultatą geresnį, daugiau cukraus, daugiau energijos augalą turės. Ir dabar torto potencialą dar labai stipriai. Šiaip nustebęs kukurūzas. Šiaip nesitikėjau, kad prasidėjo čia tas toks pavasaris, pirmą vasaros dalis, tokia atrodys. Biški liūdna, bet šiaip kukurūzas įrodė, kad ant tor stoburo ir gali užaugti ir su sunkesniu startu. Tai jau pajudėjau į laukus. Tikrai daug presavimų šiandien. Žiūrėk, kokį smagumyną. Kelmski, Marianteisė, pro pradalį pirmąjį praliuoti. Nupresau jam toliau, bet jau rulona nekobotas, o macheila. Tai pasikeičiau presą, darbaujamės. Per kelmą pasikeičiau presą, tai
Nu, nė labai fainas patirtis, bet visokių reiktų patirčių masėt gyvenime ir sulaukiau ir aš kelmą. Kiekvien savo kelmą suras. Vis tiek, šiandien ar rytoj kažkas atsitinka. Tas ūkis toks yra. Labai daug nežinomųjų. Nu, ir pasidalinėm šiaudų baigės labai brangias remontas. Tai išmoks dabar presuoti su būgnin presu. Tai išvažiškai apsi preską reik sustoti. Dar reik varyti daug, spausti. Nes šiauda ir labai daug ori ir ant sunkia suspausti. Nu šiaip ruloniuką dail, ko nežinau, sraut padaud. Svarbiausia yra nesustoti šiaudų kišti. Nes jeigu sustojęs, tada būn visokių gumbiukų negražių. Tai reik vis laik, kabutom užmaitins. Užmaitins presas, tada graži rulona gaunas. Svoris daug mažesnis, nes su rankom nuėjantę paklibin, bet čia forma graži visai. Graži ruloniuką viskon. Nu, Maheils, ne vaikiškas presas irgi. Brendas populiarus, aukštos kokybės presas čia. Presuojam toliau, darba vyksta, aišku, minti tas, kad kubot tvarkysam. Skaudė ten buvau, tas kelmukšnis tikra nebuvau. Nepajudėjai kelms, kaip sak, presu kapėts, o kelms veitų atapstau. Iki tam metodą paliek. Nuos presvau šitų pirmlaukiok iš daugybės laukų šiandien, bet musit nespės niek padaryti. Nepersipliš čia, būgdinis taip greit nepresau. O kombainiuką eint šitą čikų džigulę. Pavalgiau į stalą, neapverčiau. Va. Nu tai niek negali pasakyti šitą 7-5 ruloniuką tam laukia. Norysam įkėt. Da čiton sulengs družiok. Gražus ruloną paspaudas, bižda sucipinas tom pres. Tai papresau, nu ko. Geriau negu nieko, ko darys. Nieko, čia geriau negu nieko. Geras presas iš tikrųjų. Žalia masė, tai iš vis čia tobula. Viskas čia geras, kaip sakau, premium klasės presas. Deimantė, sakau, žiūrėk. Gerai, kai įda galimybę pasiskolinti. Nu, tuos aplinkybės toks liūdnas biški. Būt neblogiau, ko čia padarysi. Ir kaip ir. Nereik daug parintys, reik dirbti, spręsti problemas, atsiron vis laik. Iš kai kurių problemų kažkom gali išmokti, iš kitų niek neišmokti. Tai iš tos niek naujo neišmokau. Tiesiog, kad kelmų nereik presauti, to neužinojau. Stengdavos to nedaryti. Bet kad nesimaitų kelmų. O dabar kas liek? Pabaig darbus, o po to taisysam presu kažkada. Kaip pasibaigs tas rulonavimo sezonas, tai nelabai čia be apsimoka draskytis, labai taisyt skubėti. Kaip turėsam laiką ir sutaisysam. Tai va čia teikibė. Baigęs darbą neprasidėjai. Tai neam papresauti su būgniniu presu po rotoriniaus kombain. Tiesiog suvelton rulon niek nepadar. Čia da klausiams, diržins papresautum, nes tokie smolkiti šiauda, kaip
kapela ir kitukės galiukas jį suvaryti. Tai tų pelų toks kamuolys kyl, tiesiog viskas. Bet tai esmė, kad tinkliuk nepaleid, nepakiš tinklo normaliai suplėša, sudraska ton rulon, toks gaunas nesąmonė, nein papresoj, tai nieko raunumo. Ir to pasimsam savo presą, važiausam prie meistrų. Važiuosam, gal kažko konkret pataisysam, važiuos, sakė. Šitą sudėržinį reik presauti, matau. Tai gal man pavykt sukubuoti, supresuoti tos iš porotoriaus šiaudus, bet neaišku. Numatysam, gal sutvarkysam tom presą greičiau, negu planavau. Padės man žmonės pažįstami. Taip. Pavargau šiandien emocišką toksą biškį. Sunervins buvau, planas sugadinti. Bet kom padarys. Varau atidaus presą. Varau pasiimt savo sudaužytojį vargšą. Ryto pas meistrų, daktarų, borsam kažko, matysam. Gal su borsam. Per lytų važiuojam presauti. Niek nebepresausam, jau prispresavom. Bandysam sutvarkyti kažko, prasiardyti, pažiūrėti, kas ten yra. Tai varau, prasakininsim varšs, pažįsam. Kas ten yra sulaužė, tai kiek ten tvarkyti reikės. Rulis priruliaus. Tai šiandien darom ton, kon vakar nepadarėm. Presaujam šiaudus. Šiandien biškį paleitai en papresauti. Dar biškį patarimų dar, kas subūgdinės presaun. Tai žodžiu biškį spaudėm, pradžią sumažinom, bet dabar jau ir didelis spaudim. En ruloną geriausiai, nes drėgmės yra daugiau. Tai gera presaun dabar. Kon tik pakeičiau automatinį štauperiaus kasetį. Tai minutėlį išlipti iš traktoriaus, buvau tai nufilmaus. Tai čia šiaudų, belekiek bus dabar. 50 rulonų baig supresavau, niekas šitą to lauk neįveikiau. Tai viršs ir šlapus, tai gera, o pačiu jį sausa viskas. Tai pats tas dabar, tim šiaudam paimti. Čia kaip ir pasisai, kad sulėjai, tai apgavos. Vakar bandžiau presauti, nesigavo, nežinau. Arba aš kažko netep dariau. Aida plus tinkliok padidinom skaičių, nes ten gal tas tinkliuks pasileid. Ne man tas presas, aš nežinau, ką pan čia dirbu, bet dabar atrodo gera presaun. 2 tinklą, 2,5 tinklo ir laik. Gera tu šiaudus. Tai. Žodžiu, presas gersi operator, not good operator. Dabar en gera, tik ta aišteik nespaud, kad diržins. Bet diržins greitai nepresaus, nes nuvarėjom prie meistrėlių. Sako, aišsiai sulinkus, vis sulinki, tai daug labai darb greitai nepresausam sanu. Tai varom su būgnį. Šeš kilometrą per valandą greits. Daugiau nikap. Biškį paspau daugiau, bet vis tik rulis priruliaus ir tai tik ta kataforum būtų keitesnė. Bet čia keit ruloną, nes šiaudą jis molkint ir įbi iš drėgmės, tai gera visai suspaudams, tai visai keit. Nežinau, presaujam. Įtems presavams. Čia greit nepalakstys niekur, po biškį. Rabas į viską. Bet niek, svarbu darbus atlikti, šiaudus nusivalyti nuo laukų, nes žmonės nori sėti, žmonės nori dirbti laukus. Negaliam tep.
pasiimt šiaudų ir niek nepadaryt. Nesvaru, kiek čia tų rulių bus. Kad tikė technikai ir kad netraukt tinklų, medžiagų, padarysam. Spaudėms iš visų pusių, tai kraunas vežas ir dirbinė net žiem. Tai teik belek, bet vis mundas įvėjai dabar. Tai vos spėju. Da būn vien kiet paleid tinklą, blogą apviniuot, tai išsiskleid rulons. Tai žodžiu, ir potapki. Presas ant viln pajėgum, bet įsunkė su tas šiaudas poroturėl senam. Nu, bet nie, kažką pabaigsam. Tikriausiai stik čitik belek kumpuksiau. Palyginus su lauk, toik didžiaujas, tai pabaig darbą eina. Tikėkimės vis gerai ir vis bus laiminga baigsas. Tinkliuk daugiau, spaudėm sumažinau. Nu, nebepaleidinė atrodo. Tų rulonų, kiek jau dabar išmečiau, kokį 20 vis gerai. Matysam, kad pabaigsiu be brokų. A ne? Šitą kaip gražiai kraunas. Čiuk su teleskopu. Nu, paskutinis rulon sumet. Ir išsiskirstom. Tai o 207 ruloną. Tai lunga murzinesnė, jeigu atsimen. Labai daug dulkių pritrauksiu su tuo reikme kapliai. Tai o, video baigas. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad žiūrėjot, būtina paspauskit like, subscribe ir susitiksam kiek šeštadienį. Darbą baigti, šiaudą supresuoti, viskas paskutinė, pagauti sirkelams. Nu, bet man darys, niek toks įtas gyvenims. Gal kažko neišmoksam, gal kažko neišmoksam, matysam. Bet žodžiu, susitiksam jau kitą video, kiek šeštadienį. Tai o, ačiū, kad buvote, ačiū, čiau.